atvažiavo Aida ir sugeda watermakeris. Richardas ne prie ko. Aida tik tai čia. Tai žodžiu, grįžom iš pliažo ir sustojus watermakeris. Vėl nerimas galvoj, ten nervai ir taip toliau. Išsiėmiau, išsiardžiau. Čia sukasi, viskas kaip ir atrodo gerai. Pats aukštas slėgio siurblys irgi ten atrodo viskas gerai. Tai dabar atradau nukepusi laidą. Tai vadinasi, jam žiauriai trūksta ventiliacijos, nes kepa laidai. Ir va čia viduj nukepė laidai, va matas ten pasilydę. Tai dabar aš tuos laidus visus pabandysiu perjunginėti. Gal net būtų sveika perlituoti. Bet aš jaučiu neturėsiu tiek lydmetalio. Kai kas antvežė? Ir? Teisingai. Tai gal išeis čia kažką suburt, nes aš tų angaliukų gerų tiek neturiu, kiek čia jų reikėtų. Tai va, reikaliukai, bet durna nuojauta, kad išsispręsim pigiai. Gal tikiuosi bus viskas gerai. Tai esmė yra tokia, kad nusvylo laidai. Nežinau, dėl blogo kontakto, dėl blogo vėdinimo ar dėl ko, bet vėdinimo angos yra va tokios čia. Tik tai. Tai aš dabar galvoju nuimti juos lauk ir galbūt už kokį nors tinkliuką paieškot, bet įtariu nerasiu šio. Bet kažką padarysiu, nes čia nesprendimas, man atrodo, šitie dalykai. Pabandyti išpjauti didesnius, bet tai vėl nežinau ką daryti. Gal vieną nuimsiu iš apačios, kuris segasi iš apačios. Vieną nuimsiu lauk, tai geriau vėdinsis, o viršutinį, kur galimai kas nors gali užkristi, galbūt paliksiu. Tai va, laidai yra va tokie, sudegę. Ir kadangi sudegė, užsitrumpino ir išmetė lauk rėlę. Kas yra labai gerai. Tai kol kas šitokios naujienos. Einu ieškoti laido ir sujunginėsiu vėl viską taip, kaip priklauso. Būsiu elektrikas dabar. Tai perinkau, pakeičiau laidas, tuos, kur nusvylė ir ką rezultate turim. Veikia ir važiuoja, tai dabar jungsim ir žiūrėsim, ar turėsim vandens ateityje. Ačiū už dėmesį, geros dienos. Girdžiat, kas birbė. Birbė, vadinasi, pasisekė. Mano spėjimas būtų toks, kad praeitą kartą prieš 100 metų, kai buvo irgi čia gedimas dėl... Neatsimenu dėl kokių priežasčių, bet nukaito laidai. Galimai jie nukaito ir viduj ten, bet ne iki galo. Tai dabar nukaita iki galo ir užtrumpino ir išmetė, žodžiu, rėlę. Tai yra žiauriai gerai ir pasikeičiau viduj laidus variklio. Viskas dabar veikia, viskas čiki-piki, važiuojam gaminti vandens toliau. Darau rūkimui reikalus visokius, tai kokosų drožlės drožiu, darau tokiais gabalais, aš išdžiovinsiu viską, o tokiais išdžiovinsiu, susuki į foliją ant tų gabalų krūvą ir prabadai biškį skilučių su dantų krapštuku, meti į kamadą bono ir gali rūkyti visas putvelus. Tai taip vyksta. Tas darbas trunka kokią pusę dienos šiandien knystis. Kol nusivalai tą kokosą, kol viską pasidarai, kad būtų tas plaušas, tai užtrunka labai ilgai. Paplėšai mažesniais gabaliukais, kad greičiau išdžiūtų. Nes mums svarbiausia gamyboje, tai ir svarbiausia greitis, kuo mes greičiau atliekam
darbus, tuo greičiau galim padaryti produktą ir jį eksploatuoti burnoj ir transportuoti į skrandį. Čia bus kokiem, aš nežinau, 6-8 kartam nuo vieno kokoso. Tai parodyk tas bėdžis, kokį maišą susigalvoja. Matai, po skirybų kas tau greit. Šmaikės. Ant peties ir varai savo. Kraitį krauti. Nu. Būsimos žmonos tėvams. Arba taip lankstysies likusi gyvenimą, arba prie žmoną lankstyk. Žiūrėkit. O! O, Krabo koja. ką radai? Parodyk. Krabo koja. Ai, matom. Renkam saloj šiukšlės, deginsim, aptvarkysim. Ten va laužas kūrenasi ir dedam viską degint. Jo, visos salos labai šiukšliam užneštos. Šita labai tokia mažytė, tai įmanoma dar aprinkti ir gražesnę palikti. Atsargiai bus. Nu, tai čia kepėjas, koks kepėjas, čia aš tik tai nuėmėjas gal. Richardas paruošė viską. Richardas pataisė, o aš tik tai nuimu. O, žaptai. Nenoriu seilėti pirštų, nes imsiu kitus, va. Va, kokie visokie. Tas labai mažiukas, bet jis paskutinis labai žiūrėjo, mane negalėjau nešauti. Papūgžuvę žmonai sugavę. Su čyzu. Gal mentelę kažkokią reikia? Jo, reikėtų jau papūžų. Tai man Vytautas rūko su kokoso tokiais dalykais. Vietiniai taip daro. Nu, ta prasme, ne vietiniai, o džims papasakoja, kad tipo, galim rūkyti, tai pabandau, kaip ir veikia, nežinau. Tai man atrodo, su jais ir rūkysim, nes čia deficitas gauti kažkokių drožlių gerų, nu, ta prasme, vaismedžių. Bado akcija, žuvis baigėsi, prasideda burgeriai visokie, tai kadangi badas užklupamas, tai ruošiam tokius visokius dalykus, kad nemirtumėm visai jau taip badu. Ar gal šitą reikia pakepinti. Tai nenorim pasivinioti, kepam burgeris. Ir turėsim labai sočius pietus, įtariu. O vakarienį dar aš kažką, tuos pumpkinus darysim. Tai čia ne mes sugalvojam. Svečiai pareiškia, kad atsibodo valgyti tas išėdas visas, kur darydavom prieš tai, tai užsimanė burgerį. Mes patys tai tikrai nebūtumėm sugalvoję kepti. Tai jaučiam tokią biškį priespaudą, bet gerai jau, kad rytoj išvažiuoja svečiai iš ryto. Gelbėt nereikia mūsų čia. Susitvarkysim patys. Pristatyk kolegas. Atvaro kolegos. Nežinau, ką jie čia darys. Gal klaus, ką nors įtariu žuvis pardavinėja ar ką. Bet mes nelabai laiko turim, kada čia pirkti tą žuvis. Burgeris reikia kepti. Apčirškinam iš abiejų pusių. Duosim moterim tepti majonezus visokius ekologiškus sveikus ir sudėsim mėsą ir čeplosim. Hola! How are you? Do you speak English? No English? No English? Oh no. No. You have fish? Fish. Oh no, gracias. Lobster. Lobster? No, no. ¿No tiene No. Coca-Cola? Hungry. Nothing. Gracias. We good. Tas priekis koks gražus valtis. You have a nice boat. Velero is super.
Nu, nu. Apsiputoję, valgom. Labai skaniai iškepta. Galvas vaikstų vadinas labai gerai. Kokiom porcijom žmonės valgo? Man kaip daužė per galvą dabar. Ai, nes. Taip skanu, kad net silpna. Tokį suvalgytą. Išleistuvių vakaras. Su liūdnu snakučiu pranešu, kad mūsų svečiai oficialiai išvažiuoja. Realiai tai išvarom. Blogi buvo, tai išvarom. Juokauju. Just joking. Pasibaigė jų atostogas, pataisėm pusryčius, va. Pusryčių taisytoje sėdi. Pavalgysim, užkrimsim pusrytėlis ir paleisim juos važiuoti atgal į Švediją. Buvo smagi savaitė, net nepastebėjom, kaip praėjo. Nu, kaip ir dažniausiai būna, kaip svečiai atvažiuoja. Tai nieko nepamatė, nieko neišgirdo, viskas įprastai praėjo. Ir, nu ką, dabar liks tik tai apsikabinimai, atsisveikinimai visokie ir viskas. Nes jau valtis pakeliui ir išlydėsim. Kaip žvejyba. Nieko nepagavau. Tuščia, dar kažkaip nesumatė, kad ant tiek ne. Porą dienų visai žuvies nepavyko. Nu, 2 pagavai. Nėra tiek žuvis, kiek įprasta. O Marcelo su Marijan pagavo? Nežinau, Marijan gal net nežvėjo, nemačiau, bet su kažkokiu kitu biču ten sužvėjo. Einu žiūrėti siuntinių. Tai nebėmiau. Taip, kol Vytautas žvejojo, aš siuntinius priėmiau. Eik savo į tokią didumo dėžę supakavo dirželis. Pažiūrėk, tokia dėžė. Dirželį. Eina savo. Jautė? 2 dirželį. Kas čia? Čia irgi smulks kažkokie blemba. Jo, visos žiauriai lengvos pasirodė. Bet čia tai sunkios turėtų būti. Viena sunkia. Va, šitą. Aha. Tai čia šaldiklis mūsų atvažiavo. Dėžės į dėžę. Jo, nu gerai, kad supakavo. Tai čia Aleksis supakavo, nepatingėjo. Ačiū. Bet o čia va, kaip amerikonai siunčia daiktus, tai man gražu žiūrėti. Kiek sunaudoja medžiagų, aišku. Rūpinasi, kad gautų siuntinį normaliai. Kas čia? Haha! Lastų, tos užsisakai? Ta vieną užsisakiau. Man. Ohoho, deflip. Ozono generatorius. Ozono generatorius, kur... Ai ne, čia lempos. Čia lempos, čia ozono generatorius. Tas, kur Richardas rekomendavo? Jo, tas, kur Richardas rekomendavo, kur išgaudo nuo paviršiaus šituos... Žiūrėk, kokį dūmą. Gerai, pristatys atskirai tu jį gal. Viešą. Kiekvieną galėsiu panaudoti dalykas. O šitą tai galėsiu panaudoti barbėm padarysim namelį, kuris galės lankstytis.
Irgi, va čia va ir dirželį irgi supakuoti, man atrodo. Jo, tiesiog va, vietoj tokios dėžės galėjo va taip va tiesiog atsiųsti. Gerai, einu panaudoti šitą dėžę dabar. Nes aš tada rimtinai pakalbėjau. Čia. Kiek dėžučių. Povandeniniai epoksidiniai klijai. Ir dar vieni klijai UV atsparus ir galim bus susiklijuoti langelius su baltu, nes balto neturėjau. Tai tokia dėžė vat jam daiktam. Kaip įdomu, kaip per kalėdas. Nu, čia irgi žiauriai lengva, nežinau kas ten irgi. Ai, čia tie, kad girdėtumėt mus. Ant GoPro dėti tokie paminkštinimai, kad vėjas neužtų, kai šnekam. 2 kortelės GoPro arba kažkam. Čia bus relė. Relė bus inkarui, inkaro gerviai. Čia užsisakinėjau ilgai ir nuobodžiai, daug visokių užsakymų dariau. Ir laukiau, kol viskas sueis į vieną krūvą ir tada paprašiau, kad atvežtų, nes taip pigiau gavosi. Įvairūs wobleriai, žvejybos visokie daikčiukai, kurie labai pravers mums važiuojant į Prancūzų Polineziją. Tai už visą šitą paką čia gal 20 eurų sumokėjau, dolerių. Ką tu čia darysi su tom dėžutėm? Padarysiu aš namelį. Tai aš žinau, Gerai, va iš tas darys, prašau. Visų gal. Ai, čia bus distancinis pultelis inkaro gerviai. Atsarginės? Jo, atsarginės dalis, nes nežinai kada. O, dar žvejybos reikmenų dėžučių. Čia užspaustukai valui. Čia didelė dėžė kabliukų biškį nusipirkau. Daug. Na, iš nuotraukų kitaip atrodo. Švino irgi kitaip atrodė ant nuotraukų. Dar vienas kabelis Starlinkui. Kas čia dabar? O, barzdamalė. Va, dabar galėsiu nusidrožt barzdą su mažu. Blemba, galvojau, didesnis bus. Be laido čia? Be laido ir barzdą ir galėsi šuknuoseną pasidaryti, bet su tuo mažai ilgai drožti reiks. Niek. Žodžiu. Na, paskutinį dėžėj, ką turim. Neatsimeni, ką užsisakyti. Neatsimenu. Dar žaislų žvejybinių. Čia yra valas. Kilometrus valą. Toks apyrimtis. Kiek jis gali laikyti? Ai, ne, kilometrus. Kiek čia yra? 1093 jardai. Išsiversit, nežinau kiek kilometrų. Čia rinkinys. Tie rinkiniai, kai pirkau, tai atrodo tokio didumo, belė kokio. Kabliukų visokių rinkinukai, čia va net išbirėja. Varlės kažkokios su kabliais čia, žodžiu. Wobleriai, bet kai pirkau, tai atrodė čia baisulinės kiekis. Čia bus, Čia dar visokių kablių ir visokių woblerių yra. Žodžiu, jaučiuosi biškį apgautas va su šitais va dalykais, bet su jais sunaudosim. Nu, va tiek va visko, kiek atėjo, va. Realiai vieną dėžę gali sutulpinti. Bet viskas gerai, džiaugiamės, kad atėjo, kad gavom visas prekes ir dar pakeliui dar ateina kai kurios. Nu, vien žodžiu, viskas gerai. Tik tai galvojau, kad bus daug didesni va tie va rinkiniai visokie, kur žvejybai. Mes tų žvejybai užsisakėm dėl to, kad jų labai reikia Prancūzų Polinezijoje ir tuos dalykus gali mainyti ant maisto.
ant vaisių, ant visko. Tai va, tai visokių nesąmonių užsisakiau. Bet gal čia taip turi būti, aš nežinau, ne specialistas. Bet viskas gerai.